Čia mes turime mūsų standartinę dvisienių dūmtraukių sistemą. Turime 25 mm izoliaciją ir turim 50 mm izoliaciją. Galima šias dvi sistemas komponuoti tarpusavyje, galima daryti atskirai pagal poreikį. Jų darbinės temperatūros yra 450 ir 600 laipsnių. Turime tipinius sistemos komponentus, tai yra dvisienis kondensato rinktuvas, dvisienė pravala, turime trišakį 87 laipsnių, užbaigimo apatinį antgalį, turime trišakį 45 laipsnių, turime alkūnę 87 laipsnių izoliuotą, taip pat turime dvisienius elementus pusę metro su 25 mm izoliacija, metrinį, turime taip pat metrinį elementą su 50 mm izoliacija, turime vieną iš savo gana originalių gerų sprendimų dvisienę sklendę, kurią galim ir vienai ir kitai sistemai komponuoti. Tai koks jos yra didžiausias privalumas, tai kad kaminkretys gali pilnai praeiti per dūmtraukį ir atlikti valymą. Paprastai valdoma ir funkcionali. Taip, turime čia dvisienės sistemos užbaigimo viršutinį antgalį, turime tipinį deflektorių, kuris neduoda patekti krituliam per viršų ir taip pat apsaugo nuo šoninio vėjo. Sistemą išpildyti taip pat būtini yra tvirtinimo elementai. Čia turime atraminę aikštelę su apkaba, kurią galima montuoti tiek dūmtraukio apačioje, tiek viduryje, ar ten žemesniai daly, priklausomai nuo situacijos. Turime dviejų tipų kronšteinus nerūdijančio plieno, reguliuojamas, sustiprintas, pakankamai daug skirtingų diapazonų ir nerūdijančio plieno 3 skirtingų reguliavimo diapazonų. Turime dar unikalų gaminį, kuris pakankamai svarbus ir reikalingas, tai alkūnė 90 laipsnių su pravalos dangteliu, naudojama viduje išpildyti kažkokiam tai mazgui pravalai turėti, tai estetiškas, gražus, tvarkingas elementas. Alkūnės viensienės čia turime, tai jos gali būti 87, 45, 30 ir pagal spec poreikį, bet kokių laipsnių, kokių tik įsivaizduot gali. Taip pat dar turime šioje vietoje sertifikuotą sienos praėjimo elementą, jisai praėjęs bandymus, specialus vatos storis, speciali vata ir 300 mm ilgio ar pločio, kaip pavadinsim. Tai ištestuota, turim atsakymą, turim atstumus saugius iki degių konstrukcijų. Plius, ko nepaminėjau, dvisieniam dūmtraukiam vienas iš svarbiausių dalykų, tai yra atstumas iki degių konstrukcijų nuo išorinio paviršiaus. Sistemai su 25 mm izoliacija mes turim 70 mm, su 50 mm izoliacija, jeigu jis eksploatuojamas 450 laipsnių temperatūra darbinė 50 mm ir jeigu dūmtraukis dirba prie 600 laipsnių darbinės temperatūros, tada jau turime 100 mm atstumą iki degių medžiagų. Tas yra labai svarbu, tą labai svarbu paisyti, norint išvengti nelaimingų atsitikimų.